Vienas iš bazinių, vienas iš tokių pagrindinių mokymosi įgūdžių, įpročių yra reagavimas į grįžtamąjį ryšį arba grįžtamojo ryšio ir davimas ir priėmimas. Tai neurolingvistinis programavimas ypatingai daug dėmesio skiria tam reikalui, kas yra vadinama grįžtamojo ryšiu ir netgi laikomasi tokios idėjos, jog bet kokia kito žmogaus reakcija yra grįžtamasis ryšys į mano elgesį. Aš kažką padariau, kažkaip žmogus sureagavo ir ta jo reakcija yra grįžtamasis ryšys. O tokia taisyklė galioja neurolingvistiniam programavime ir beje galioja šiaip ir gyvenime. Taigi, šiandien kalbu apie grįžtamąjį ryšį ir sutarkime taip, kad grįžtamasis ryšys, tai yra, jeigu jis toks, jau formalizuotas labiau, tai yra procesas, kuris suteikia informaciją apie tai, kaip mano elgesys veikia kitus, kokią įtaką mano elgesys daro kitiems žmonėms. Taigi yra procesas, aš gaunu grįžtamąjį ryšį ir su ta informacija jau darau tai, ką noriu daryti. Raktinis žodis šitam visam apibrėžime yra elgesys. Ir aš net nebejoju, kad esate susidūrę su tuo, jog vieni žmonės moka teikti grįžtamąjį ryšį ir atkreipia dėmesį būtent elgesį, o kiti žmonės klijuoja etiketės, pasako kažką tai tokiom bendrom abstrakčiom frazėm, daryk su tuo, ką nori. Tai dažnai būna tokie komentarų formos ir tai nieko bendro su neurolingvistiniu programavimu, ypatingai nieko bendro su tuo, kad žmogus galėtų pasimokyti. Nes grįžtamasis ryšys, ypač jeigu jis yra aukštos kokybės, neurolingvistiniam programavimui netgi atskiras pavadinimas yra aukštos kokybės grįžtamasis ryšys, kuris jau pats pavadinimas suponuoja, jog tai yra kokybiškas grįžtamasis ryšys, o jo paskirtis, žinoma, yra mokytis iš savo pačio patirties. Ką aš tokio darau, kokią reakciją, kokį efektą sukelia tai kitose žmonėse ir ką aš galiu tęsti, ką aš galiu keisti, ką man atkreipti dėmesį, kaip tai daryti kitaip. Taigi šiandien tema yra grįžtamasis ryšys. Ir labai svarbios kelios vietos, labai svarbios kelios tokios pastabos, tokie elementai, į kuriuos tikrai reikėtų atkreipti dėmesį. Taigi pirmas žingsnis, kad veiksmingas grįžtamasis ryšys bus tada, kai bus teikiamas raporte. Tai jeigu mes jau kalbam apie aukštos kokybės grįžtamąjį ryšį, tai labai svarbu, kad tarp žmonių, to, kuris teikia grįžtamą ryšį, to, kuris priima grįžtamą ryšį, būtų raportas. Tai reiškia, kad žmogus, kuris gauna grįžtamą ryšį, jis gali tai priimti asmeniškai, gali priimti kaip kritiką. Neaišku, kas jame darosi, todėl man labai svarbu, kaip teikiančiam grįžtamąjį ryšį, truputėlį nusikalibruoti, truputėlį pastebėti, atkreipti dėmesį į tai, o kam žmogus yra pasiruošęs. Ir kaip pavyzdys, visiškai kaip pavyzdys, jeigu žmogus kažko tai mokosi ir tai yra pirmieji žingsniai, tai greičiausiai jam grįžtamasis ryšys ir turėtų būti apie tai, kokie yra tie pirmieji žingsniai. Aš kreipiu dėmesį tada į tai, kad žmogus tik pradėjo kažkokio tai dalyko mokytis. Ar tai būtų coachingas, ar tai būtų NLP, ar tai būtų kokia nors psichoterapinė kryptis, ar bet koks kitas mokymosi modelis, ko žmogus besimokytų. Kai jis pradeda, jis žengia pirmosius žingsnius. Tai labai svarbu, kad mes atkreiptume dėmesį į tai, kad tarp mūsų būtų tas pozityvus, tinkamas kontaktas, kad mano žodžiai žmogaus, pavadinkim taip, nesugniuždytų, nesužlugdytų, kad jisai galėtų iš to pasimokyti. Kai žmogus jau yra profesionalas, kai jis jau yra visai kitam lygyje, visai kito lygio specialistas, jau tada grįžtamasis ryšys yra į tokius niuansus, kuriuos supranta, mato, girdi, jaučia, vertina arba kažkaip kitaip įprasmina, apdoroja būtent profesionalai. Metafora būtų tokia: pirmokui pirmos klasės grįžtamasis ryšys, 12-okui jau visai kitoks, visai kitokie reikalavimai ir visai kitokia žinutė yra transliuojama. Labai svarbus momentas, antras punktas yra, kad mano kalba arba grįžtamą ryšį teikiančio kalba būtų suprantama pašnekovui. Ir čia ta iliustracija. Žmogus, kuris pradėjo kažko mokytis, greičiausiai jis ne visą terminologiją žino, gal jis neatskiria dalykų, dar tik tai pirmieji žingsniai yra. Tai reiškia, aš kalbu taip, kad jisai mane suprastų. Net lietuviški žodžiai turi būti, o terminologija ir tie pavyzdžiai arba tie elementai, ką aš atkreipiu dėmesį, juos žmogus turėtų suprasti.
Tai reiškia, kad jeigu aš ten labai jau taip išvelgsiu kažkokį tai gilę prasme, bet žmogus tam nepasiruošęs, greičiausiai jis jos nesupras. Va, čia tokia ypatumas toksai, ne? Va, žmogaus mokymosi lygmens ir žinutė, kurią jisai suprastų. Trečias momentas labai svarbus. Grįžtamąjį ryšį teikiame iš stebėtojo pozicijos. Idealus variantas, kai aš tą metapoziciją, stebėtojo poziciją, tai aš mačiau, kas vyko. Aš mačiau, kad tu darėjai, tavo elgesys buvo toks ir toks ir toks, efektas buvo toks ir toks. Aš kaip stebėtojas tai pastebėjau, tai mačiau, kaip vyko santykis tarp tavęs ir kito žmogaus, arba tai, kaip tu darėjai, ką tu tokio darėjai, tie tavo veiksmai buvo tokie ir tokie, rezultatas yra toks ir toks. Labai dar vienas svarbus elementas, dar labai svarbus vienas momentas. Komentuojame, jau aš tai paminėjau, ne asmenybę, neklijuojame etiketės, kad tu ten... neklijuojame etiketės asmenybinės kažkokios tai, kad tau ten nesiseka, ten ar kažkaip taip nevykėlis ar kažkas tokio, o kalbam apie elgseną. 1, 2, 3 veiksmai arba šitas ir šitas elgesio modelis, šitie elgesiai, šitie tavo poelgiai, šitie tavo veiksmai davė tokį ir tokį rezultatą. Na, jeigu tikėjaisi geresnio rezultato, rekomenduoju atkreipti dėmesį tai ir tai. Jokios kalbos apie asmenybę, ne? Mes tik apie elgesį, nes žmogus kažką tai darė ir mes kalbam apie tos veiksmus. Kodėl tai yra svarbu? Už tai, kad žmogus gali pakeisti tai, ką jis darė, jis gali pakeisti elgesį, jis gali apsirengti kitaip, gali ne tokius judesius daryti, o tokius judesius daryti, ar kažkokius tai kitokius, bet jis negali pakeisti savo asmenybės. Na? Ir per elgesio pokyčius, taip, kažkokios naujos strategijos formuojasi, naujos vertybės įsitikinimai formuojasi, labiau įsitikinimai ir, žiūrėk, stiprėja kažkokia tai nauja koncepcija, naujas identitetas. Bet prasideda viskas nuo elgsenos. Ir aišku, galima ir į aplinką teikti grįžtamą ryšį, kad paruošti, parengti, sudėlioti aplinką taip, kad nebūtų tinkama labiau kažkam, tai, ne, arba atkreipti dėmesį, kas yra gerai toje aplinkoje, kuri yra čia ir dabar. Ir dar vienas labai svarbus momentas, komentuojama būtuoju laiku, tai reiškia, mes matėm epizodą, mes matėm kažkokį tai įvykį ir tą įvykį mes komentuojam, kaip viskas buvo. Tu darei, reakcija buvo tokia, tu darei, reakcija buvo tokia. Būtasis laikas ir kartu žmogus irgi tokį jungti tokia turi prie to įvykio, prie tos situacijos, kurioje jisai dalyvavo ir ką jis ten tokio darė, iš karto jam lengviau atpažinti. Tai reiškia, mes kalbam iš trečios pozicijos ir būtuoju laiku. Ir komentuojam elgesį, arba tiksliau atkreipiam dėmesį į elgseną. Tai va tokie keli elementai, keli tokie principai, 5 pagrindiniai principai, kaip teikti grįžtamą ryšį. Na, o dabar NLP-inis tas modelis, aukštos kokybės grįžtamasis ryšys, tai kaipgi jį teikti, į ką ten atkreipti dėmesį. Kad tai būtų aukštos kokybės grįžtamasis ryšys, kuris leidžia žmogui mokytis. Taigi, pirmas žingsnis, rekomendacija yra bent 3 elementai, 3 konkretus pastebėjimai apie tai, kas tikrai veikia. Žmogus kažką tai darė, atliko kažkokį tai veiksmą, atliko kažkokį tai ten, ar tai pratimą, ar tai kažką tai darė, kažkokį užduotį atliko. Ir bent 3 dalykai, kurie tikrai yra efektyvūs, kurie tikrai veikia. Ir tai tinka viskas. Ką jūs be pastebėsite, ką jūs be atkreipsite dėmesį. Ir iš karto tokia maža užuomina, geriausiai yra vesti užrašus. Jeigu norite tiksliai pastebėti, tiksliai atkreipti dėmesį, tai geriausiai vesti užrašus ir pasižymėti tuos 3 dalykus, kas tikrai davė norimą arba gerą arba puikų rezultatą, bus žymiai lengviau. Toliau kitas žingsniukas yra tobulintina. Kas galėtų būti tobulintina ir rekomenduojama įvardinti vieną dalyką. Ką reiškia tobulintina? Tai reiškia, kad 10-baliai skaliai šitas elgesio modelis, jisai yra tobulintinas, nes jis nebuvo 100%, jis nebuvo puikus. Bet va akivaizdu, kad galima į tai atkreipti dėmesį. Žmogus gali tai atkreipti dėmesį, gali pakeisti savo elgesį. Tai yra, šitas elgesio modelis dalyvauja, jis tiesiog 10-baliai skaliai nėra vertinamas 10, arba 100% skaliai jis nėra 100%. Ta prasme, yra kur tobulėti. Bet tai dalyvauja ir tai yra vertinga, naudinga bendrai tai užduočiai arba tai veiklai, kurią atlieka žmogus.
Ir dar vienas elementas, trečias žingsniukas, kas galėtų būti naujo, ką galima pridėti, to, kas nebuvo, kas papuoštų, kas praturtintų, ne, va, tą užduoties atlikimą arba tą žmogaus pasirodymą, arba tas vienas pasidžiaugimas, už ką galėtumėt pasidžiaugti arba pagirti. Ir tas, jeigu jau kažką siūlot, kažką rekomenduojat naujo, yra tokia maža taisyklėlė. Jeigu aš rekomenduoju, tai aš arba parodau pats, arba papasakoju pavyzdį, kur aš tai mačiau, kad žmogus galėtų paimti, pagalvoti ir savo prisitaikyti tokį dalyką. Jeigu aš įvardinu kažkokį tai džiaugsmą, tai mano komplimentas. Pasidžiaugiu už kažką, tai pavyzdžiui, už progresą. Aš pamačiau, kad nuo praeito karto pasikeitė ten ir ten ir ten. Patobulėjo žmogus, kuriam aš teikiu grįžtamą ryšį ten ir ten ir ten. Ir čia vėlgi grįžtų, užrašų vertė iš karto išauga. Nes kai žymiesi, ne, kas vyksta, ką atkreipai dėmesį, kokį grįžtamą ryšį teikiai, antrą kartą jau matydamas tą patį žmogų, kaip jisai kažką tai daro, jau gali pastebėti pokyčius, kaip fiksavai prieš tai ir kaip yra viskas čia ir dabar. Taigi 3-1-1, 3 konkretus, geri veikiantis, efektyvūs dalykai, 1 tobulintinas dalykas ir kažkas tai naujo arba pasidžiaugimas. Ne? Pasidžiaugimas, džiaugsmo toks elementas, komplimentas tas pats, ne? Irgi tinka. Tokia idėja, toks tas grįžtamasis ryšys anot neurolingvistinio programavimo. Taikykit, naudokit ir mokykitės, jeigu mokymasis jums patinka.